Aš esu Vika ir šiuo metu dirbu organizacijai Patrija. Mes esame įsikūrę Kaune Rotušės aikštėje ir dirbu Patrijos savanorių centre. Savanorių centre mes taip pat dirbam ir su Europos savanorių tarnybos programa. Mes esame dvi mergelikės, kolegė Milda dirba su priėmimu, o aš esu atsakinga už siuntimą. Tai reiškia, kad pas mane ateina visi žmonės, lietuviai, kurie nori išvažiuoti savanoriauti ilgesniam laikui, jie nori gauti patirties. Ateina ir klausia, kas yra Europos savanorių tarnyba ir kaip aš galiu išvažiuoti. Tai visiems sakau, kad Europos savanorių tarnyba yra mokymosi programa visiems žmonėms nuo 18 iki 30 metų amžiaus. Kas gali nulemti, jūs išvažiuosit ar ne, tai yra jūsų motyvacija. Visada motyvacija yra svarbiausias dalykas. Tai jeigu jūs esate 18-30 metų amžiaus ir labai norit, tai aš garantuoju, kad jūs tikrai ir išvažiuosite. Labai sunku būna apibrėžti, kas yra savanoris. Jie iš principo dirba neatlygintinai už kažkokiose dažniausiai nevyriausybinėse, nebiudžetinėse įstaigose, kuriem reikia tiesiog pagalbos. Ir savanoris dažniausiai būna nei darbuotojas, nei klientas, o tas žmogus, kuris yra tarpinis. Ir jisai kaip ir kartais būna grandis tarp darbuotojų ir klientų, kartais būna padeda organizuoti kitus dalykus. Ir savanoris niekada negali užimti apmokamą darbuotojo vietos. Tai nebus taip, kad organizacijoje kažkokioje atlys buhalterė ir pasadins jos vietoje savanorių, nes taip yra pigiau. Taip niekada negali būti ir svarbu tą žinoti ir patiems savanoriam. Savanoriai lygiai taip pat gali reikalauti, kad su jais būtų dirbama, kad jiem padėtų įsivertinti jų darbus, kad padėtų įsivertinti įgytus įgūdžius ir kad jiem padėtų stebėti, galbūt duotų atgalinį ryšį taip, kaip jiems sekasi. Tai dažniausiai labai savanorystė yra stipriai susijusi su tuo, kad savanoriai naudinga yra dėl to, kad jisai turi galimybę įgyti kažkokiu labai svarbių gyvenimo įgūdžių. Organizacijai savanoris yra naudingas dėl to, kad organizacija turi galimybę sulaukti pagalbos. Ir sėkminga savanorystė tai yra mainai. Organizacija padeda savanoriui įgyti įgūdžių ir savanoris organizacijai padeda savo darbą. Kad dažnai būna taip, kad baimė sukelia žmonėm dėl išvažiavimo, kad ką aš darysiu visiškai vienas užsienį. Tai niekada žmogus nelieka vienas užsienį šitoje programoje. Niekada. Programa yra sukonstruota taip, kad išvažiuoja savanoriai į užsienį ir šalia jų būna kaip minimum vienas žmogus, kuris gali patarti visais klausimais, kurie yra susijęs su projektu. Dažnai būna, kad žmonės jau būna dirbę su įviesu, su programa ir su tos programos savanoriais ir jie žino, kokius jausmus išgyvena savanoriai. Jie gali padėti, patarti, pasikalbėti, atsigerti arbatos, ir kad visada yra kažkas šalia ir visada lieka siunčianti organizacija, kurie padeda išvažiuoti, irgi visada lieka atviri kontaktui, su jais galima kalbėtis, bendrautis. Kas dar yra labai fainai, kad kartais gali pasirodyti, kad, tarkim, projekto paieškos, jos labai primena darbo paieškas, nes tu ten rašai, siunti savo CV, motyvacinius, bet tai yra visiškai kitaip dėl to, kad vyksta viskas neformaliam lygmenį, galima tartis, derintis, klausti belenko ir dažniausiai kuo daugiau klausi, tuo tu labiau organizacijai patinki, nes reiškia, kad domiesi savo projektų, būsimų savo projektų. Ir dar, pavyzdžiui, būna tokių galimybių, kad projektą galima susiderinti ir prisitaikyti savo, nes kiekviena organizacija teikia ir rašo tą projektą ir galima parašyti vis kitaip. Kaip pavyzdį galiu papasakoti tokio Vytauto istoriją. Vytautas jam 26, jis šiuo metu nuo kovo mėnesio yra išvažiavęs į Ukrainą. Ir Ukrainoje jisai susirašinėjo tenai su koordinatoriais ir kalbėjo, kad jisai norėtų daryti kažką su žurnalistika, nes yra tą baigęs ir tą dirba, bet norėtų keisti sritį, dirbti su jaunimu, su vaikais. Ir tenai kaip tik jaunimo debatų toks klubas. Ir jisai susiderino ir dabar jisai nuvažiavęs, tik pradėjo steigti tam debatų klube jaunųjų žurnalistų klubą. Kiek žinau, jam puikiai sekasi, yra labai daug žmonių norinčių
Ir gal vien dėl to, kad jisai užsienietis, bet sakė labai džiaugiasi, kad tokią iniciatyvą pavyko prastumti.